O, šiandien debesuota. Visoka debesuota. Labas rytas, labas rytas. Pavyko truputį anksčiau atsikelti šiandien. Tai va, jau einam pusryčiauti. Eisim pakuotis. Kažkokie keisti debesis. Lis ar nelis? Neaišku. Paliekam savo vietelę. Viskas, užmokėjau. Gavosi kažkur 7 eurų skaičiavau. Visai padori kaina, tikėjausi kažkur gausiu 9 eurų. Tai good, nes kempingas buvo labai geras, visko čia per akis. Nu ką, važiuojam dabar link pietų. Pradėsim savo kelią į pietus. Link Kopenhagos. Pakeliui sustojom į Aalborgą, ar kaip čia vadinasi tas miestas. Čia jau toks nemažas miestas. Tai labai greitai pabūsim. Besivaikščiosim ir varysim iš čia. McDonald's jau. Pabėgam iš miesto to. Atvarėm į kaimą vėl. Kaimiečiai mes. Nu, atvarėm į tokį nacionalinį parką. Eisim truputį pasivaikščiosim. Realiai čia ir praleisim šiandien visą dieną, kuri liko pusdienis. Reikės susirasti kempingą. Ir va taip, va dabar einu susikrausiu biškį maisto daiktų. Eisim susirasim pavėsinę, kur nors pavalgysim. Ten McDonald's makė šitam, ten makė nieko nepavalgėm, tai čia reikia normaliai pavalgyti. Hello. Hello. Piknikaujam kažkokiam miške. Ten yra ežeras, mažytis, purvinas. Ir visur miškai. Va, koks tas ežeras purvinas. Bala kažkokia. Va, priėjom namuką tokį. Gal galėsi vidų užeiti? Nieko nėra? O, koks namas. Taip. Valia, pasivaikštėm ir užteks. Nu, už 10 minučių kelią ir kempingas čia buvo toks.
Negalima. Yra baseinas, kurį jaučiu eisim, bent jau pabandyti. Ten mūsų vieta. Ant kalniuko su vaizdu jūra. Ten matosi jūra. Ten Baltijos jūra turbūt jau, jo? Tai paukščiukas. Pažiūrės, ar šalta. O, vėsu. Saulė dingo kažkur, debesis atėjo juodi. O taip spygino gerai. Iš ryto buvo apsiniaukę, po to saulės švietė ištisai ir dabar vėl debesis. O, kas čia maudasi jau? O, pasiekiu aš. Aš pasiekiu irgi. Tu pasieki? Einam ten, einam. Šildomas baseinas yra gėris. Eina ten. Šilta gera. Aš pėsiukus. Tai čia vaikams, Matė? Gražus kempingas. Ant kalniuko toks. Einam dabar pažaist kažkur. Va, vaikų aikštelė. Tik vaikų nėra. Matė vienas. Šitie namukai faini. Smagu būtų pagyventi kada nors. Komfortiškiau, ne tik palapinė. Tai čia. Einam prie jūros, bandysim nueiti. Ten mūsų kempingas už nugaros. Ten. Taip. O čia kelias kažkoks prie jūros gal? Ne? O čia laiptai tiesiai į jūrą. Atsargiai. Čia. Čia. Eisim ant tilto. Įlanka čia kažkokia tai. Baltijos jūra. Kur tu? Čia. Na va, biškį pasivaikštėm, varom jau atgal. Tai šiandien tiek. Eisim jau mes ilsėtis. Nieko šiandien labai daug nevažinėjom, neveikiam. Rami tokia diena, tai ir gerai. Reikia visokių. O rytoj tęsim toliau kelionę link pietų. Susitiksim rytoj. Iki, Mateo, ate. Iki rytojus. Rytas, labas, Mateo. Mateo, labas rytas. Užsiėmęs. O, vėl išmiegojom, buvo biški šalta šiandien. Bet ryte saulė pakyla, iš karto šiltą palieka. Verkia ten bėbė kažkoks. Nosis nusilupus. Nudegiau čia tada, kai buvo karščiai. Nu ką, papusryčiausim, susitvarkysim ir judėsim link pietų Danijos.
Neatsimenu aš tų miestų pavadinimų, bet pamatysit. Dabar reikės susukti dar į prekybcentrį, tokį didesnį. Atminties kortelės reikia, dar šio bei to. Ir šiaip į parduotuvę reikia. Tai manau viską ten rasi vienoje vietoje. Viskas, varom, važiuojam. Nusibuvom čia tam prekybcentrį, kaip visada. Greitai nesigauna mums. Varom jau lauk iš čia. Ten išvažiavimas. Važiuojam link pietų, nes dar nieko nenuvažiavom. Šiek tiek čia pavažiavom 10 minučių ir mūsų lankytina vieta. Čia pat toks tiltelis. Tuoj parodysim. Vėjas pučia. Čia toks nedidelis tiltelis. Galima nukrist čia nuo jo. Kažkas deginas, kažkas maudasi. Einam ratą, apsuksim ir viskas. Jo, tai čia ką čia, nėra čia ką labai žiūrėti, apsukom ratą ant tiltelio ir viskas, su dronu paskraidžiau ir važiuojam kitur. Valgai? Atvykome dar vieną kažkokią vietelę. Sako, jeigu važiuoju čia netoli autostradą, reikia čia užsukti. Pažiūrim, kas čia yra. Nieko? Čia kažkoks memorialas. Lipsim aukštai. Užlipom. Šitas čia stiebas tavalojas. Titis! Ką? Tiek! Taip. Va tokios va vietos yra viešos, kur gali permiegot naktį. Geriau nei namie. O, ir gali barbekių įsikepti. Ten reikia miegoti. Kas ten parašyta?
Nemoku. Čia daniškai. Einam pro karves. Puls mus ar nepuls? Geras karves, geras. Mes nepuolam jūsų, jūs nepuolat mūsų. Elektra nutrenkia karvę. Taip, čia yra elektra. Čia parašyta apie karves kažkas. Čia galim pasėdėti. Elektra. Taip, čia elektra eina pro šitą vielą. A žinot, kas čia? Negazdink karvių. Čia yra aukščiausia Danijos aukščiausia vieta. Taip, tik 170 metrų. Čia akmuo kažkoks. Tai va, tokia aukščiausia Danijos vieta. Lietuvoje 300, man atrodo. Čia per pus mažesnė. Apžiūrėjom vėl dar vieną objektėlį ir varysim toliau link pietų į kitą kažkokį kaimelį. Kuo mes žymus nežinau, bet pasižymėjęs esu. Tai pažiūrėsim, užsuksim, pažiūrėsim. Atvažiavom kažkokį vikingų miestelį. Lakstom po miestelius ir žiūrim, kas čia gera šitoj Danijai. Čia galima užlipti. Lipam. Eisim ten, eisim ten. Einam ten pažiūrėti, gal čia muziejus koks. Panašu. Čia šalmas. Kamsa. Šitas kiškranka. Aha. Tu vikingas. Ai, ai, ai. Viskas, tu laimėjai. Kapinės kažkokios. Šita bažnyčia įtraukta į UNESCO yra, man atrodo. Skaičiau. Žiolį. Čiak. Kažčiuk. O gal šitie akmenys įtraukti į UNESCO? Šitie akmenys labai seni, man atrodo. Iš vikingų laikų likę.
ledai eina į trasą. O kiek tų stulpų pristatyta čia, ką jie reiškia, nežinau. Jo, šiek tiek paskaitom, kad čia reiškia, tai va tos betoninės plokštės reiškia laivą tokį. Čia buvo pastatytas laivas iš akmenų ar iš ko čia jisai buvo pastatytas. Ir čia laidodavo vikingus, pašarvodavo čia tokiam pastatytam ale laive. O šitos kolonos buvo čia tvoros tokios. Ir ten va toli matosi. Čia buvo toks miestelis. Taip, čia vikingų miestas buvo kažkoks miestelis. Ir archeologai atrado. Ir čia kažkas čia. Taip, čia buvo toks laivas pastatytas. Nu, važiuosim jau mes ieškoti savo kempingo. Užteks čia šiandien plavinėt. A ne? Tu mažas. Indija. Kažkas. Nu, šiaip ne taip, iš trečio kempingo radom vietą. Jau galvojau, teks nakvot laukuose kažkur. Arba viešbutį. Pas babutę tokia čia. Privačiai. Čia vežam daiktus visus savo. Nu va, dabar tik įsikūrėm. Dabar tik valgį daromės. Rytoj aprodysiu šitą kempingą gal šiek tiek. Nieko čia daug nėra ką rodyti. Visas vat kempingas čia tiek. Su mašina važiuot neleidžia, tik palapinės atsinešti. Jo, vat vienam buvom, nėra vietų, kitam buvom, nebėra šeimininkų išvažiavę jau vėliau. Tai gerai čia pasisekė, dar radom. Jo, tai vat užkasim, eisim mėgoti, jau čia šalta bus šiandien. A ne? Šalsim? Ata rytojus.